Tai toliau. Čia dar viena kliūtis. Čia vėl status šlaitas. Kur galima būtų nuslysti lengvai į griovį. Čia jau daugėja vandens. Čia leidžiamės jau prie durpyno. Jau tuoj prasidės durpyno pieva ir vanduo bus labai jau ant paviršiaus, arti paviršiaus. Jau matosi, čia prasidės pelkė. Pelkė prasidėjo ir jau mes čia negalim ir praeiti. O jau čia vanduo. Stovi vanduo. O dar riboženklis toli. Dar reikia eiti pagal sklypo ribą. Čia stipriai apaugę su žolėm, apaugęs krantas. Ir tuoj mes prieisim prie riboženklio, kur baigėsi kaimyno sklypas ir ribojasi su mano sklypu. O šitas riboženklis. Tai va, čia atėjom tiesią liniją šalia griovio prie šito riboženklio. O toliau matosi jau pievos teritorija, ten kur yra mano žemė. O čia šitas kampas yra kaimyno žemė. Tai va, tiesia linija, jeigu žiūrėti ten pagal tokią eglutę, tai va būtų riba čia kaimyno, arčiau griovio, o ten toliau jau mano sklypas prasideda. Tai mes jau atėjom į pelkę, o ne atėjom prie namų. Tai nežinau, koks tikslas buvo braižyti tokį projektą, kur veda ne į namus, o į pelkę.